Labadiena visiems radio stoties FM99 klausytojams, prie mikrofono Vida Ramanauskaitė, o mūsų studijoje, ko gero, pirmą kartą, bent jau tikrai nedažnai pasitaiko, kad tiek sugužėtų svečių. Tikrai jų daugiau nei 10, jeigu pradėtumėm skaičiuoti, beveik priskaičiuotumėm ir visą 15. Ir neatsitiktinai. Šiandien mūsų studijoje mažieji europiečiai Volungės pagrindinės mokyklos trečiokų būrelis. Sveiki, vaikai! Sveiki! Ir iš tikrųjų, čia jų daug. Ir Arūnas, Lugnė, Evelina, Elvinas, Paulius, Skirmantė, Karolis, Neilas, Adriana, Lukrecija, Eglė, Brigita. Žinoma, kad jų mokytoja Aldona Klimavičienė, kuri sakė, kad su mažaisiais europiečiais yra tiek daug bendravusi ir tiek visko jiems papasakojusi, kad šiandien sakė, patylėsiu. Taip pat mūsų studijoje šiandien ir Diana Aksomitaitė, jaunimo Europos komandos narė, Jotvingių gimnazijos gimnazistė. Labą dieną, Diana. Labą dieną. O susirinkome neatsitiktinai, gegužės 9-ąją minėsime Europos dieną ir Europos dienos renginiai nuo 15 valandos tądien vyks Rotušės aikštėje, tad visi ir dideli ir maži kviečiami, o šiandien norime patikrinti ir mūsų pačių ir jūsų europinės žinias. Mums padės mažieji europiečiai atsakydami į vieną ar kitą klausimą, tačiau, kaip visuomet, prieš viktoriną keletą žodžių, kuriuos ir pasakys Diana. Taigi 2013 Europos piliečių metai. Todėl šiandien ir bandysime patikrinti žinias apie Europos piliečių teises. O kodėl šie metai būtent piliečių metai? Šiais metais minime ES pilietybės 20-metį. Todėl būtent tokie ir yra Europos Sąjungoje metai. Taigi pagrindinis šių metų tikslas yra sudaryti palankesnės sąlygas sąjungos piliečiams naudotis teise, laisvai judėti ir gyventi visoje Europos Sąjungoje. O dabar mažieji mūsų klausytojai taip pat atsakys į klausimus. Taip, ir noriu pasakyti visiems, galite ištemti ir jūsų ausis, dėl to, kad klausimai nėra sudėtingi, o žinot, aš pati pasižiūrėjus galvoju, kartais reikia ir pagalvoti. Tačiau galime pasitikrinti tas pagrindinės žinias, kurias turi ir klausimus, ir atsakymus, į kuriuos žino net trečiokai. Tai kaip čia vienoje laidoje ir sako, ar mes būsim gudresni už trečiokus, galim tai padaryti patys. O klausimas ir galimybė atsakyti. Beje, kad nebūtų sunku ne trečiokams, o jums bus 3 atsakymų variantai. Tai reiks išsirinkti. O mūsų mažieji europiečiai Volungės pagrindinės mokyklos trečiokai irgi kada choru atsakys, o kada gal ir po vieną, nes gal ir ne visi žinos atsakymą. Tad startuojam. Taigi, pirmasis klausimas. Kiek milijonų gyventojų gyvena ES šalyse? Kyla rankos, ar gali kas nors pasakyti choru, pavyzdžiui? 500 milijonų. Choras neblogas. 500 milijonų, ar atsakymas teisingas? Visiškai teisingas. Antras klausimas. Kelios kalbos pripažintos oficialiomis ES kalbomis. Sako mergaitė. 23. 23. Ar atsakymas teisingas? Puiku. Matot, kaip visi žino viską. Toliau. Taigi trečiasis klausimas. Kiek dabar šalių sudaro ES? Žino šitas vyras. Kurio vardas? Paulius. Pauliau, 27. Toliau. Ketvirtasis. Ką reiškia Europos vėliavoje esančių 12 auksaspalvių žvaigždučių mėlyname fone? Mes sakėme, pasiūlysime atsakymų variantus, bet žinokit, vaikai žino tiek, kad jokių atsakymų variantų. Kilo viena ranka ir mums į šį klausimą atsakys kas? Eglė. Eglė? Tai reiškia Europos tautų vienybę, solidarumą ir darną. O jeigu paprastai pasakius visiškai, čia taip gražiai skamba tautų vienybė, solidarumas, darna? Ko gero, jeigu tai galėtume vardinti tą šalis kaip žmonės, kaip vaikus, kaip sakytum, kas tai yra? Turbūt toks gražus žodis. Draugystė. Draugystė. Aš manyčiau, kad toks atsakymas iš tikrųjų būtų labai tinkamas. Diana? Sekantis klausimas. Išsiskyrusių arba atskirai gyvenančių tėvų vaikai ES turi teisę. Gal čia pasakome ir atsakymų variantus. Pabandome pasakyti. Pirmasis, gauti finansinę paramą iš vieno iš tėvų arba valstybės. Antrasis, gauti daugiau dovanų, o trečiasis, gauti naują kompiuterį. O dabar paprašysiu tavęs pasilenkti, pasakyti savo vardą prie mikrofono, nes mes čia, žinokit, iš tikrųjų. Brigita. Gauti paramą iš vieno bent tėvų arba iš
Iš valstybės. Ar teisingas Taip. atsakymas? Bet jeigu paprašiau, norėčiau turbūt paklausti, ne tai svarbiausia vaikams. Dažniausiai svarbiausia tai, ar jų tėvai yra čia šalia mūsų. Ar jūsų tėvai yra kartu su jumis? Taip. Ar yra tarp jūsų vaikų, kurių tėveliai galbūt išvažiavė į kažkokią kitą šalį? Ne. Taip. Yra. Kieno? Sakyk, kuo tu vardu? Lukrecija. Lukrecija, kur tavo tėveliai išvažiavę? Mano tėtis išvažiavęs į Norvegiją. O mama? Mama namie. Puiku. Tai dabar tu pasidalink tą tokią patirtimį, kai tėtis išvažiuoja ir kai tėtis grįžta. Kada būna smagiau? Kai jie būtų. Kai jie būtų šalia, ar ne? Be abejonės, aš tikiuosi, kad vaikai... Tikiuosi, kad jūs, kai užauksit, svarbiausia, tikrai turėsite ir padarysite tai, kad pamatytumėt pasaulį, pamatytumėt kitas šalis, aplankytumėt, susitiktumėt su kitais žmonėmis, pažintumėt būtinai ir visą tai, ką gero sužinosite, parsivežtumėte čia į tą gimtą šalį. Bet, aišku, svarbiausia, kad visuomet ir gimtoje šalyje būtų gera. Tai priklauso ir nuo didelių, bet ir nuo mažų. Taigi nuo jūsų priklauso taip, kaip mes gyvensime, kai būsime seni. Bet mes, aišku, neužkraunam jokių rūpesčių ir darbų jums ir tęsime toliau atsakinėdami į Viktorinos klausimus. Taigi, o sekantis klausimas, kas yra migruojantys darbuotojai? Na, galima pateikti ir atsakymus. O atsakymai yra tokie. Pirmasis viešuoju transportu keliaujantys darbuotojai, antrasis žmonės, kurie gyvena kaime, dirba mieste ir trečiasis darbuotojai, kurie išvyksta dirbti ir gyventi kitoje šalyje. Kuo tu vardu ar žinai atsakymą? Skirmantė. Darbuotojai, kurie išvažiuoja dirbti ir gyventi kitose šalyse. Iš tikrųjų, tai yra teisinga, vaikai, jūs viską žinote. Na, o dabar klausimas. Dar vienas. Ar tiesa, kad moterys už tą patį darbą turi gauti mažesnį atlyginimą negu vyrai? Ar tiesa, kad moterys turi gauti mažesnį atlyginimą? Kas nesakinėjo štai, kas neatsakė mums ir pasakė? Tai tiesa. Tai tiesa. Kas mano taip? Moterys turėtų gauti tokį patį atlyginimą kaip ir vyrai. Atsakymas tavo patikslintas yra teisingas. Tai, kitaip sakant, netiesa. Ir vyrai, ir moterys turėtų už tą patį darbą gauti tokį patį atlyginimą. Ar taip? Teisingai. Na, pasitikslinom, kartais klausimai būna tiesiog tokie sukti, kuriuos sunku suprasti, bet atsakymai svarbiausia, kad atsakymai teisingi, o tai yra ir suvokimas, žinojimas ir mąstymas. Koks kitas klausimas? Koks yra pagrindinis saugesnio interneto tikslas? Tai elektroninę erdvę padaryti saugesnę interneto vartotojams. Antras variantas – išmokyti tave naudotis kompiuteriu. Ir trečiasis – saugiai pirkti internete. O aš pirmiausia noriu paklausti vaikai, ar dažnai naršote internete? Taip. Ne. Ar manote, kad internetas tai yra tokia labai labai saugi vieta, kur tau niekas nieko negali padaryti blogo? Ne. Kodėl? Nes gali kokių programų pasitaikyti blogų. Gali koks nors virusas užpulti, kas dar gali atsitikti? Na, pasakyk, prie mikrofono prašau. Gali kažkokie tai, kažkokie tai, nepažįstami žmonės gali Su tavim bendrauti, taip? bendrauti ir kartais jie gali paprašyti, kad tu su jais susitiktum ir gali išvilioti daug pinigų. Toks variantas irgi įmanomas, bet jūs turbūt jau šiek tiek domitės, kaip saugiai elgtis internete. Ar domitės? Ar tai jums svarbu, ar aktualu, ar apie tai kalbat? Namuose, mokykloje? Kalbat. Tai gerai, o dabar pagrindinis saugesnio interneto tikslas yra. Tai kas gali pasakyti, koksgi tas pagrindinis saugesnio interneto tikslas? Ką, mergaitės kelia rankas? Prašau, pasakyk tu. Elektroninę erdvę padaryti saugesnę interneto vartotojams. Puiku, tai iš tikrųjų taip ir norėčiau paprašyti visų vaikų iš tikrųjų labai atidžiai naršyti internete ir ne tik dėl to, kad ten gali jūs užklupti virusai, sugadinti visas jūsų programas, bet svarbiausia iš tikrųjų, kad jūs patys ir jūsų namai ir jūsų aplinkiniai taip pat būtų saugus. Taip, kad bendraukit, nesidalinkite visą informaciją apie save visuomet su žmonėmis, kurie yra kitoje kompiuterio ekrano pusėje. Na, o tęsdami mūsų viktoriną, dar turime nemenką klausimų kraitelę. Ir sekantis klausimas, kas yra lyčių lygybė? Na,
Kas žino, štai, pasakyk savo vardą, dar tu neatsakei į Adriana. Kad vyrai ir moteris, berniukai ir mergaitės turi lygias teisės ir galimybės. Ar tai yra tiesa? Puiku, aš tikiuosi, kad jūsų kartoje tai tikrai visada taip ir bus. Tęskime toliau. Sekantis klausimas, jei vaiko tėvai gyvena atskirai, vaikas turi teisę. Pirmasis variantas, per kalėdas gauti daugiau dovanų. Aišku, kad taip. Antrasis variantas, palaikyti ryšius su abiem tėvais, išskyrus tuos atvejus, kad vaikui gali grėsti pavojus. Ir trečiasis variantas, valgyti daugiau ledų. Kurį variantą pasirinktumėt jūs? Antrą. Palaikyti ryšius su abiem tėvais, išskyrus tuos atvejus, kai vaikui gali grėsti pavojus, ar ne? Bet aš su malonumu prisijungčiau prie didesnių kalėdinių dovanų ir skanių ledų. Bet ko gero, geriausia, kai visada visi yra kartu. Na, dar vienas klausimas, tikrai skirtas jums. Jeigu tau nesuėjo 18 metų, turi tik pareigas, antrasis variantas teisės ir pareigas ir trečiasis kasdien pusryčiams valgyti kiaušinius. Visi, žinokit, galiu pasakyti, praktiškai visi pakėlė ranką. Nepakėlė rankos. Pasakyk, kas nepakėlė mums rankos? Elvinai, na ir kodėl nepakėlė rankos? Nes visi ją pakėlė. Ar žinai atsakymą? Tau tikrai dar nėra 18. Tai koks... Jeigu nebūtų man 18, tai... Jų ir nėra? Turėtų kažkokią pareigą. Pareigų turi? Nu, pareigų turėtų. O teisės ar turi? Ne. Jokių teisių neturi. Neturi teisės niekur eiti, neturi teisės draugauti su vaikais, neturi teisės eiti. Aš turiu teisę draugauti su vaikais, bet aš neturiu teisės, nes mama mane leidžia toli nueiti. Ai, tai teisės tu turi, bet prie tų teisių dar yra ir pareiga ir atsakomybė, turbūt taip, ar ne? Ir jeigu tau dar nėra 18, tai tu nesi tas savarankiškas žmogus, kuris atsako pats už savo veiksmus. Tu norėjai kažką papildyti, papildyk, kaip tu manai? Kokia čia ta situacija? Aš Neilas ir kai man nesueis 18 metų, tai aš turiu teisės ir pareigas. Kol neturi 18 metų, turi teisės ir pareigas, o paskui ir didelę atsakomybę ant pečių turi nešti, ar taip? Tai iš tikrųjų vaikai, jūs man pasakykit, kartais tėvai turbūt jums pasako, vaikai, visi sakot, kad turi teisės, ar taip? Taip. O kai paklausia, ar turit vaikai pareigas, ką jūs sakot? Taip. Tai jūs jau esat tikrai žinantys daug. Na, iš tikrųjų, kiekvienas žmogus, nepriklausomai, ar jis didelis ar mažas, tikrai turi teisės ir tikrai turi pareigas. Jų dydžiai, ko gero, ir svoriai, pasakytų suaugusieji, irgi skiriasi. Na, o tęskime mūsų viktoriną, laikas bėga labai greitai, tad galime ir paskubėti. Sekantis klausimas. Viešėdami kitoje ES šalyje, mažiau negu 3 mėnesius ES piliečiai privalo turėti. Ką privalo turėti ES piliečiai viešėdami kitoje šalyje? Kas dar neatsakinėjo? Na, sakyk tu. Galiojančią asmens kortelę arba pažymėjimą. Arba pasą, taip? Pasas irgi yra asmens dokumentas. Ar jūs turite kokį nors asmens dokumentą, pavyzdžiui? Taip. Pasą arba kortelę, taip? Puiku, kam jie jums reikalingi? Na, kam jie jums? Sakyk. Kad galėtume išvažiuoti į kitą šalį. Va, jūs jau esate tokie, kurie jau ir dabar važinėjate iš tikrųjų tam, kad galėtum išvažiuoti į kitą šalį. Na, o kitas klausimas, man atrodo, labai svarbus vaikams. Kas yra pagalbos vaikams telefono linija? Kas tai yra? Kas žino? Na, sakyk. Vaikų pagalbos telefono linija, kurią vaikai paskambinę gali gauti jiems naudingos informacijos. Ar tokia linija yra Lietuvoje? Vaikai. Kas žino? Taip. Taip. Ar teko kam nors iš jūsų jie pasinaudoti ir skambinti? Ne dar. Jeigu prireiktų, ar žinotumėt, kur ieškoti kokių nors kontaktų? Taip. Kur ieškotumėt? Internete. Visagalis internetas iš tikrųjų. Taigi, atsakymas jūsų išties teisingas, o kitas klausimas? Kalbos laisvė reiškia, kad turi teisę išsakyti savo mintis, nepažeisdamas kitų žmonių teisių. Antrasis variantas – išgalvoti naujus žodžius ar rašyti kalbas. Kalbos laisvė reiškia, kad turite teisę. Kokią teisę turite? Na, kas žino, kas gali sakyti? Aš esu Paulius. Pauliau. Ir kokia kalbos laisvė? Sakyti savo mintis nepažeidus
kitų žmonių įsipareigojimų. Teisių, ar ne? Iš tikrųjų. Tai, pavyzdžiui, kaip tu manai, ar tu turi teisę sakyti kokius nelabai gražius komplimentus kitam draugui? Nelabai. O gražius komplimentus gražiai mergaitai? Gal. Puiku. Iš tikrųjų taip ir yra. Kalbos laisvė reiškia, kad tikrai mes negalime jau visą laiką sakyti tai, ką norime, visai neatsižvelgdami ir negerbdami kito žmogaus. Tai turbūt yra svarbiausia. Na, o dabar dar toks rimtas klausimas skirtas vaikams. Ką veikia vaiko teisų apsaugos kontrolierius? Ir kągi jis veikia? Viena ranka pakilo, prašau. Prižiūri vaikų teisės ir sprendžia klausimus dėl jų pažeidimų. Labai jūs taip mokat sudėtingai atsakyti į klausimą, o jeigu būtų visai paprastai paaiškintum, kaip galėtum tai pasakyti, kasgi yra tas vaiko teisų apsaugos kontrolierius? Gina vaikų teisės? Gina vaikų teisės, iš tikrųjų taip. Ir kartais gaila, aišku, kad nemažai darbo tie kontrolieriai turi, norėtųsi, kad vaikų teisės tikrai nebūtų pažeidinėjamos. Na, pradinis švietimas turėtų būti, perimu šiek tiek vaidmenį, koks turėtų būti. Mokamas tik berniukams, labai geri atsakymai, nemokamas visiems vaikams, visada labai smagus. Rankų vėlgi miškas, ne miškas. Štai turim dar vieną vaikiną, kuris šios nežinai atsakymus. Na gerai, ką žino? Štai, pasakyk tu. Nemokamas visiems vaikams. Nemokamas visiems vaikams. Kas už tai, kad pradinis švietimas turėtų būti visada labai smagus? Aš. Ir mokytoja pakėlė ranką. Visi mes pakėlėme ranką taip, kad yra kur tobulėti, kad nemokamas mokymas vaikams būtų, bet jis dar plus būtų ir itin smagus. Ir sekantis klausimas, kokią teisę suteikia Jungtinių tautų teisių konvencija? Pirmasis variantas – piešti ir vaizdas ant sienų, antrasis – savo sodo medyje įsirengti namelį ir trečiasis – ilsėtis ir žaisti. Kokie smagus atsakymai ir koksgi tas galėtų būti tikras atsakymas. Tai gal galima atsakyti visi choru, nes visi keliam ranką. Ilsėtis ir žaisti. Ar tai yra tiesa? Tikra tiesa. Puiku, vadinasi, iš tikrųjų taip ir yra. Kitas klausimas, kiek mes jų dar turime? Dar 3. Ir sekantis, vaikai neturi būti atskiriami nuo tėvų, išskyrus atvejus, kai tai daroma. Pačių vaikų labui, antrasis variantas kaimynų labui ir trečiasis aplinkos labui. Vaikai, na ir ką jūs atsakytumėte į tokį klausimą? Galit sakyti choru, manau. Pačių vaikų labui. Kodėl? Linkėčiau, kad niekada nebūtų taip jūsų realybėje, jūsų draugams ir turbūt visiems pasaulio vaikams. Ne tik mūsų šalies vaikams, visiems pasaulio vaikams, kad galimybė gyventi kartu su savo artimaisiais būtų visada realizuojama čia ir dabar. Na ir dar 2 klausimai, kurie skirti būtent jums patikrinti mūsų europinės žinias. Na, prieš paskutinis. Minties laisvė reiškia, kad tu gali skaityti kitų žmonių mintis. Antrasis variantas – skaityti, ką nori. Ir trečiasis – manyti bet ką ir tikėti bet kuo, jei tai nežeidžia kitų žmonių įsitikinimų. Na, kas pasakys? Pasilenk prie mikrofono ir pasakyk savo va. Aš Arnas. Arnai? Manyti bet ką, tikėti bet kuo, nežeidžiant kitų žmonių tikėjimų. Suflerių yra. Aha, o kas norėtų iš jūsų skaityti kitų žmonių mintis? Visi beveik? Visi? Žinokit, sakot, būtų smagu? Kaip manot, būtų smagu? Taip, sakykit, nes nesigirdi, kai linksit. Tikrai? O jeigu aš apie jūs pagalvosiu ką nors blogo, o jūs perskaitysit tą mintį, bus gerai? Ne, aš irgi sakysiu. Na, visi dalykai turbūt turi tokią gražiąją pusę ir tą tamsėją pusę. Jeigu išmoksime, žinot, aš galiu pasakyti, turbūt vaikai tikrai labai gerai skaito, žinot, kieno mintis? Savo. Teisingai. Tai yra tikrai teisingas atsakymas, nes jie taip moka perskaityti tas mintis ir gauti tai, ko jie nori, kad jie yra tikrai fantastiški. Na ir vaikai, bėgant paskutinėms minutėms Viktorino, paskutinis ir klausimas, taip? Taip, paskutinysis skamba taip. Prieiga prie informacijos suteikia tau teisę. Pirmasis variantas – visą naktį naršyti po internetą.
Antrasis variantas – gauti daug naudingos informacijos. Ir trečiasis – žinoti savo mokytojo paslaptis. Kas galvoja, ką tai reiškia? Pasakyk. Loginė. Lugne. Gerai, sakyk. Gauti daug naudingos Informacijos. Iš tikrųjų taip. Valio, galim paploti visiems jums. Nebejoju, jeigu būtų sudaryta komanda, šie trečiokai tikrai būtų pirmos vietos laimėtojai, beje, jie jau yra laimėtojai. Ne tik dėl to, kad visai štai pasibaigus viktorinai jie bus apdovanoti dovanomis, bet ir džiaugsmo akimirkos čia, bet ir dėl to, kad jų žinių bagažas iš tikrųjų kiekvieną kartą pilnėja. Na, o vaikai, dar noriu paklausti, iki kelių metų žmogui reikia mokytis, kad jis viską nors sužinotų naujo. Iki 21, kas dar galėtų pasakyti? 20. Iki 20, na, iki 19. Iki 19, o ką po 19, saky? Iki 23, o jeigu 40, tai jau nereikia nieko mokytis? Jau senelį, kitaip sakant, gyvenimo iškasena, kuri jau nieko nesimoko. Noriu pasakyti, kad tai nėra tiesa, nes ko gero, kai jums bus 21, 30 ar 40, jūs dar vis rasite gyvenime ko išmokti. O to ir norėčiau palinkėti, nes jeigu, nesvarbu kiek tau metų, jeigu esi įdomus, jeigu žingeidus, jeigu atrandi dalykų, kuriuos dar gali iš naujo sužinoti, tai žinokit, visada būni jaunas. Tai va, noriu šiandien padėkoti jums ir, kaip sakiau, be dovanų jūs neliksite, bet jūs dar kartą turbūt pasakyti galite visiems. Europos dienos renginiai Alytuje vyks kada? Gegužės 9 dieną. Miesto centre tai yra Rotušės aikštėje. Iš tikrųjų, nuo 15 valandos kviečiami ir dideli, ir maži, tad prisijunkite visi. O mūsų studijoje viešėjo Volungės pagrindinės mokyklos trečiokų būrelis Mažieji europiečiai, jų mokytoja Aldona Klimavičienė, taip pat jaunimo Europos komandos narė, Jotvingių gimnazijos gimnazistė Diana Aksomitaitė. Ačiū jums visiems ir iki pasimatymo Europos dienoje Alytuje. Sėkmės jums visiems!